Nu, va, įrašsen. Gerą, Laura, nu išjauskim, tavi kaip čia geriau. Gerą, nardinti hipnozę. Tu pat esi pakankam atsipalaidavusi, nejautų įtampos pastavis jokios. Mm. Tokį nežinomybę, tik ta kas dabar bus, va Jo, toks. jo. Aha, tu čia apie gan laisva, gan atsipalaidavusi moteris. Tep noriu sakyti, kad gyveni per vyrišką energiją, nes tu pati rūpini savim, pati tvarka visus reikalus. Įmlėsi Mhm. tokį, nu tokį noriu sakyti, ūkiška Ir taip, ir. moteris esi. Griežta kai kur, nežinau dar ar pati savo ar ne savo. Ir nemoki širdelį įsileisti vyro, atrodo nemoki, tiesiog neleidi, nemoki ir čia, taip noriu sakyti, nusenų senovis tas sen. Nusenų senovis. Aha, tu jau dar aš taip šiausiu. Sunkumu, tu apčiuopiau pabūs aš prie to sunkumu tavo. Čia iš šio gyvenimo sunkom sukaupts. Ir įsitikinimą čia yra pasaulyje žiūros elementą. Tai ton mes dabar aplenksim, nu mes esam dar giliau į praeitį, tau tolimą praeitį. Tu jau dar taip šiausiu. Jungti tokį dabar kurų tarp tavęs ir tavo pasąmonės, kad lengviau ir greičiau galėtume nerti, nes aš tavi esu, ne pats esu, o kartais. Nersimės kartu. Tu jau. Ar galiu prisijungti prie tavęs? Gali, gali. Gerai. Gerai. Taip, dabar esi užsimerkusi, ne? Mhm. Gerai, jausk savo kūną. Jausk savo kūną. Ir tie aplikton kūną norėtų supauti. Supauti šuonus arba į kojų galą, į galvų galiuotę. Apsupauti. Ką pjauti savi? Papasakok. Mm. Kad nežinau, kažkaip minkšta tokia. Aha. Ar sunkiai, ar lengvai? Ne, tu atsipalaidavus tokia visai lengva. Mhm. Gerai. Ir dabar leidamės gilin į tave. Tegu kūnas leidas. Leidamės vis giliau. Vis giliau. Leidamės dar, leidamės. Leidamės. Ne, pabandykim su tavim kitaip. Kylam į viršų. Kylam su tavimi viršų. Kylam į viršų. Ir čia taip, kaip per kokią seiną lyg perliptumėm. Ir prisijungam prie tokios tavo šėlės. Papasakau, kaip jautys, ar jauti kažko, dar niek nejauti. Nu, aš perlipau ką tik sieną, dabar kažkur bet taip į viršų man lengviau negu į apačią. Ai, tu Toks jausmas, mata, kai. ne? Nu, aš taip manau, kad aš matau. Nu, Aha, arba tu man pasakoji, aš įsivaizduoju, arba aš kaip ir, nu, taip, vat, labai tu man gerai. sakai ir aš matau, jo. Aha. Ir čia yra tavo ašėlė. Ar jauti to ašėlė, ar matano? Nu, man Aš, duoda kaip šveisus kamuoliokai, tokį, kaip tavo nuduoda. Gal skirtingą nu, rodyti. aš tokia kažkokia tai kaip adata juoda matau, bet ne negatyviai, ne negatyviai, jinai Aha. paprasčiausiai tai kaip, vat, tokia kažkokia juoda Ar adata čia yra būtų. tavo pusiausvyras toks, kaip balansus, balansyras, jeigu taip gal pavadinti? Mhm, Ar mhm. rezonau? Gerai.
Rezon. Įsikibk, rezonuoda, ne? Mhm. Gerą, Laura. Įsikibk dabar, Janon. Būk ne tik įsikėbusi, bet būk pati ta šalia. Būk šalia ir išreiškam per tavą intenciją, kad norim pamatyti momentą, kada tavo širdį, tavo savastį atsirado susikiršinėm su vyriška energija. Ir tegu nešteli. Pasakau, jeigu kas vyksta. Mane pradėjo sukti taip greitai sukti ir toks jausmas, kad į viršų kažkur šauna. Gerai, Bet keliaujam. į Aha. viršų aš nežinau, kažkoks kaip juodas dangus kažkoks, nesuprantu. Aš žvaigždžių Mhm. pilna, bet aš ne. Man toks jausmas, kad užvaigždys į tavo gyvenimą. Ką tu sakai? Aha. Jautė, ne to. Mhm. Gerą. Biški padidinam tempą, pagreitinam tempą, pagreitinam, kad stipriau, greičiau lėktumėm. Aš kažkur tai žinau, kažkokiam tai, nežinau, kaip viduramžiai kažkokiam tai, aš tarp kiaulių sėdžiu. Aha. Aš tarp kiaulių sėdžiu ir kad toks jausmas, kad mane tėvai pardavė. Mhm. Kažkur, nesuprantu, ar vyrui kažkokia, ar ir kažkur tai, nežinau. Kad aš sėdžiu tarp tų kiaulių, kaip vis purvina, nu pati kaip parašas, žodžiu. Mhm. Ir aš kažkokia baimė kyla, kad mane, vat, nu, atsisakė nuo manęs, kad mane pardavė, žinai. Kažkaip taip. Ar tai pardavė tėtis, mama, ar abudu kartu? Nu, mama nenorėjo, bet tėtis pardavė. Tėtis sakė, kad reikia ir viskas. Ir mama verkė labai, mama nelaiminga. Mhm. Kaip tu tame momente pajausk širdelį to vaikutį, vat savą, kaip į tėtį žiūri, ar čia susikūrė jau kažkas į vyrišką gėdinį? Jinai su baime tokia žiūriu, aš nu, nustebus, kad jis kaip jis mane galėjo parduoti. Taip, žinai, toks jausmas, kad, vat, nu kodėl, kad aš jums Mhm. nieko nepadariau, kodėl jūs nuo manęs atsisakot. Aha. Gera. Tegul keliaujam toliau tam. Tegu ėjom toliau tas moment, žiūrėkim, kas dar įvyko, ar čia dar užkausikabint mum. Tai matau, kad vat, mane išsiveža su vežimu kažkokiu, tai iš vengalo atsisėdus, taip žiūriu į tolinčius tėvus, žinai, tai kažkaip Gaudus kažkoks momentas. senas bėbas, kažkoks senas dėdas. Mhm. Panikui kažkokia labai išsigandus. Mhm. Taip kažkaip ir juoda, daugiau nieko nematau. Nu, Jau, aha. mhm. Ar čia tai pagrindinė momentą, ne ir buvo, daugiau niekti nebė, pabandyk Mhm. pajaust, nebėra. Ne? Gera, tuos momentus, tegu tai visi momentą, išsirikiaun prieš tave, kad ekranus, kad būtum, tegu išsirikiaun prieš tave ir Mhm. aš dabar per tave su savo informacija, kaip dabar čia reikia vardinti, sutaiky su tavo pasąmonė, su tintas momentas arba tintų momentų, ton mergytė, išgydysiam, kad tau nebebūtum tos programos įsirėžusis, vat ir šiam Mhm. momentui. Tai tu tik žiūrėk, jaus kažkokią pas tai. Kaip dabar ta mergytė tau jautas, ar pasikeitė kažkas? Pajaus pabandyk. Kažkokia stovi, žodžiu, laiminga stovi su gražia suknelė su dviem tokiam kasytėm. Aha. Patenkinta savo strikaliuoja ir viskas jai liks. Su baltom Mhm. kojinytėm iki kelio, tokia faina visa. Ką Geras. panašiur dabar į vyrus, į tėtį?
Su meile, su didelė meile, su dideliu pasitikėjimu ir nu, žodžiu, Aha, nu viskas vadinasi. gerai. Mhm. Gera, klausam dabar tau pasąmonės, kokių dar ir momentų gyvenimo, kur irgi buvo kažkoks susipriešinimas su vyriška energija, vyriška giminė. Tegul parodo, jeigu ir keliaujam. Nu, žinok, ant laužo mane degino. Oho, Aha. ar tu čia ragana? Mhm. Aha, bet tikra ragana, ne apsimestinė, ne palaikyta už Ne, raganą, ne, tu aš, esi aš, ragana. aš tikra ragana, jo. Bet aš Mhm, nu net. nepikta, aš, nu, Mhm. gerai, aš su žolėm dirbau, su žolėm kažką tai Žadėjau gydžiau. sakyti, kad žolininkė. Kokia išmintį tu ten turi, bet tokia su gamta surišta, wow. Gerai, man nereikėtų širtėti. Gera. Ir Aha, mane toks tai. kažkas išdavė mane, kažkas labai artimas, bet aš nesuprantu, kas, ar brolis, brolis lyg taip eina, kažkaip taip eina į galvą, kad išdavė jis Mhm. mane ir mane. Kap, kap tu ten ragana priėmė, tu išdavystė. Aš neapykantą, didelę neapykantą broliui, labai Aha. didelę. Pabandyk pajaust, kaip tas momentas šiuo gyvenimą įtako tavo santyki su vyras šią dainą. Pažiūrėk, ar parodys tau. Nežinau. Gera, pabandykim padaryti. Tie. Mm, nu tik tuo, tada gera. Aš pas tave vėl atėjau dabar, bet te priek Mhm. atsargiai, nes tu labai stipri. Aš negaliu daryti prieš tavo valią, kuri tu ragana esi. Nu, bandykim. Man toks jausmas, žinau, kad iš manęs ant tiek pyktis, nu, tokia neapykanta, kad aš atrodo kaip didelis toksai ugninis kamuolys virstų ir geras. Aha, tu Kad aš ten vis labai visus, aš galinga. visus sudeginčiau, nu, ta prasme, toks jausmas eina, aš visus sudeginčiau. Dabar padarykim, Laura, taip, iš savo širdies paimk meilę, kurią turi tu tyra iš gilių širdies sluoksnių, paimk tyrą meilę ir įdiek tą raganą į vidų ir įdiek į ton meilę dar atleidimą papildomą, atleidimą visam kam. Ir dėkingumą už pačią, ne, dėkingumą nedėk dėkingumą. Mhm. Ir įdiek tą raganą savo į širdį. Jeigu ragana neprisilėd, diek savo į save, būdama ragana. Tai padaryk. Mhm. Mhm. Nurimo kažkaip. Taip atrodo, kaip su vandeniu kažkur, žinai, aplietų, taip ir taip į save grįžau, į savo vidų vėl. Mhm. Pajausk, ar dabar ten ta ragana tu taiki yra. Visam kam, kas įvyka, ką baigės. Tokia kažkokia su jumoru, viską ant tą su tokiu jumoru eima ir juokiasi, žinai, tipo, nu, man velniai, žinai, taip, tipo, nu, buvo ir buvo. Mhm. Per tave da pabandykime į dalyką. Aktyvaukiam dabartinė Lauro, tavy raganas tuos gyslelį, bet tik gyslelį, visus raganas neįsiledam, tik gyslelį. Ir per tavį išjautam dėkingom už viską, ko nesi patyrusi šiam gyvenimui, te perleisk per save. Kaip jautys Laura? Toks jausmas, kad kaip koks ledo gabalas, toksai, žinai, ištirpo, žinai, toksai palengvėjimas. Mhm.
pabandyk dabar pajusti, ar ta raganiška tavo esybė, ar ana tek kapupė, ar ana gal tekėti, ar ana įsastingė, Ne, teka, tek. teka. Ar ana Mhm. tek teikia kana reakti iki gal, ar biški lėčiau negu galėtų. Nu, greičiau norėtųsi kažkodėl toks jausmas. Norėtus greičiau, gera. Mhm. Daugiau, nu, ta prasme, stipriau. Mhm. Gera. Aš kalbėsiu intencija automatiškai, tegu tai vyks per tave, tegu pildos. Tavo Mhm. visą raganiškoji esybė, tegu išjaut visą savo potencialą ir visų patirčių naudą, visų patirčių situacijų didžiulę naudą. Ir tegu atsirakins suvokims, kad gera ir bloga, bloga ir gera, ir kad iš tikrųjų tos pusės neegzistuoja, viskas yra viena, meilė. Ir per visko, kad ir kas tai būtų, mes patiriam save patį. Ir tegu tas aktyvuojas, tegu grįžta tas supratims, suvokims. Oho, kaip tu išsiplėtė. Man toks jausmas, kad mane kažkaip vibruoja visas kūnas. Aha. Aš jau šilumą tokia eina, žinai, atrodo toks kaip bangos. Mhm. Ir dar išreiškiam tokį valią per tave, kad visas tavo tomsiuosios dalis dabar būtų neaktyvas. Mes anom, čia ne apie raganiškąją dalį, bet tomsiąją dalį, nes anos matau blūdyt nor, niekanoms nesiuntam ir anoms neleidam save valiauti. Tegu anos būn pavaldžios tau ir būn dabar ramybė. Ate. Ir iš karto taip da padarykim per tave. Atsisakom ir iš karto skaidom prakeiktųjų tavo dalių, nes tu esi buvus prakeikus, matau, neveina ar prieš, ar kažkur, aš negaliu pasakyti, ir tai prakeiksmo pas tavi sukas yra kaip sąmonė įgavę. Tai mes visko išnaikinam pas tavi. Visko išnaikinam, kas yra pavojinga tau, kas yra užkrėsta. Teikik dabar, kad galėtume būti saugus ir išsigryninę. Pagrindinai, Ja. per kūną, per kojas, per blauzdas toks karštas, kaip nuėjau. Mhm. Žinok. Mhm. Mhm. Geras, ne? Mm. Kaip jauties dabar, kaip jauti tų raganą? Gerai, laisva, lengva, laiminga, Aha. patenkinta viso šviesi. Ar Žodžiu, pilna tek, taip, kad gal tikėti? jo. Aha, dar net biški greičiau atrodo nepanorė. Toks paški. Labai gera. Gera, paleik tam vis raganas informaciją tavie, bet atsitraukam. Tik tas su tavo sąmonė, tegu tau pasąmonė tavi neš toliau, kur vėl buvo susikirtėm su vyriška energija negatyvus. Matau, žinok, laivą kažkur jūroje. Ir mane per Aha, bortą išmetė. Išmetė į aha. vandenį. Tokia audra eina, kažkokia mane išsvedė ir paliko. Užkontai čia taip įsivėlė. Ot nesuprantu, kad aš nenorėjau su juo būti. Taip kažkaip tokia informacija eina. Tai vat mane ir išmetė. Aha, kaip išsižadėję, nu, ne? Mhm. Mhm. O tu ten tokį drosi, taip nebijau ant savo žodį Jo, išreikšti jo, savo jo, nuomonę. jo. Tokia piratė kažkokia, tai nežinau. Aha. Ir uns bijoj, kad tu sukelsi su įgula prieš ano, nes tu suleižu moki, atrodo, įtikinti kiekvieną vyrą pagal save, nu, į Mhm. savo posį, Mhm. nu, tokia pavojinga moteris, sakyčiau, ten labai pavojinga. Matai? Aha, Atrodo, kad. Aha. gera. Bet toks jausmas, kad ta visa reinkarnacija yra kaip užkrėsta, arba čia nėra visa tiesa rodoma, Mhm. aš dar nesuvokiu. Čia labai įdomiai padaryta. Gera. Tai anksčiausiai. Išreiškam per tave valią ir viskas, kas čia yra sumanipuliuota,
tegu manipuliacija yra sunaikinama, gražinama tam, kas manipuliaun, ir tas, kas manipuliaun, tegu atsistodama prieš tave. Opa, kur matą kažko. Kažkokį velnį matau. Aha, klaus, kas tu esi? Tik, nu, atsimink, tu čia šeimininkė ir tu viskam vadovauji, pasidaryk taip dvigubą didesnį žanon. Sakyk, kas tu esi? Pašnekink. Jis toks mažiuks paliko kažkoks, kaip žvirbliuks, ne žvirbliuks, nes skrusdeliuks kažkoks. Iš Aha, pradžių didelis buvo, dabar, vat, kol tu šnekėjai, jisai toks kaip skrusdelytė ir jisai aha. pabėgo. Partrauka, Dingo. nu, čia sakyk, grįžti čia. Tavo valia čia yra visam, kam pavaldum Mhm. slepas, ne laba. Jo, jis ne. Mok tarp sluoksnių lyst. Gera, išreiškam valią ir viskas, visi įrunkiai, nu, kokie čia egzistuoja, patam tavo įrunkės rams iškart sunaikinam. Ir dabar sakyk, kad tiek čia pasirodė. Išlindo kažkoks bjaurybė, kažkoks Mm. mėlyns, nesuprantu, kokios toks ilgos rankos, Tegul, kažkokios tokios, tegul pasirodo tik kraujų pavidalo, mums taip ir atrodo. jo, tokia galva Mhm. nuleista, toks visas susikuprinęs. Aha, nusibaudys to. Jo, toks, Susigaila. tipo, nieko man nedaryk, žinai, ta prasme. Ar seniau ant syčia pastai? Nesuprantu, lik senai, lik nesenai, ne. Un slaba slėp informaciją, išreiškam Mhm. valį ir tu anu ant taip, kaip nurinktų padara, nuoga, niekons nebegal slėpti, nerodyt, viskas yra atvira, ko nun storkas, nun cyra. Ir tegu bišk saulė nun šveit, sukurk saulė virsais yra nun apšveit, tegu nam būtų nemalonu. Mhm. Aha. Iš kur un syčia pastai toks paklaus? Iš orbitos, nesuprantu, ką čia, bet iš orbitos. Iš Visų tų. orbitos. Mhm. Sukurk tokį smaigalioką, ką padatą tokį, kur yra iš saulės informacijos, į perverka nam per krūtinį keurą. Sakyk, dasyk, tu nesąmon sakysi, tai kunkinsiam. Ir vėl Aš jį klaus. perveriu ir aš nesuprantu, ar jisai dabar juokiasi, ar jisai Aha. bijo. Mhm. Sukuriam Ne. tokį lėšį tarp tavęs ir ano, kad tu matytum visą tiesą, o ne ton, ko mums nori, kad tu matytum. Ar nam skaudam, ar mums ten jau kas iš tikrųjų? Jam neskauda, jisai dabar matau per tą lęšį, žinok, aš matau gražų stovintį vyrą kažkokį, labai gražus. Bet aš nesuprantu, iš kur jisai čia. Aha, Nesuprantu. kaip įdomu. Ar čia iš tos reinkarnacijos kažkokia yra informacija susijusi su tavo interferentu? Gerai, padarykim taip, Laura, nebežaiskim, o išreiškam valią ir visą ton, padarykim taip, jeigu tau parodo momentą tame gyvenime, kur tu sutika ton nežinau, ką pavadinti, ton šudoką, taip, atsiprašau, kad taip sakau, bet, Babaušė. nu, ton Mhm. babaušį. Mhm. Ar į koks momentas? Yra, žodžiu, matau, sėdžiu aš prie kažkokio tai vandens ir aš kažkaip kojos pas manęs vandenį, žinai, taip sėdžiu ir jisai vat priplaukia kažkaip, o taip ir lindo, aš vat taip kažkaip matau. Bet aš Aha, nesuprantu, iš kur. o ką mums gav leidėm pas tave lysti? Be leidimo jisai. Be leidėjimo? Be leidimo jo. Ar įmanoma taip, kad be leidėjimo gal įlysti pas žmogų, į pasąmonį kažkokią energiją? Sako, įmanoma, jeigu užsakyti. Jeigu užsakyti, ar tuonus užsakė? Ne, kažkas kitas užsakė. Pažiūrėk, kas užsakė. Kažkokias bobelikė, moteris kažkokia, nežinau, pavydėjo kažkodėl, tai kažką pavydėjo, užvidėjo, žodžiu. Aha, tavai pavydėjo, ne? Aha.
Kažkaip eina informacija, kad tas gražus vyras, kur dabar mačiau, ne, kad kažkaip tai ar tarp meilė tarp mūsų buvo, ar jo kaip motina manęs nenorėjo, tokia su baltas karikė, tokia kažkokia, nežinau, taip kažkaip matau. Ir jinai, tipo, nu, jinai, ne, ir va, tą babaušį man užsakė. Aha. Ir jo, aha, Kaip tas kaip įdomu. babaušis įtakoja tau gyvenimą? Ko mums tavo atnešė? Nu, visų pirma, nusisuko, žodžiu, su tuo vyriškiu iš vis nieko nesigavo. Žodžiu, jisai Aha. nieko tarp mūsų nebebuvo, nes jisai turėjo išeiti į karą. O, tokia informacija eina. O šiaip, Ir jeigu viskas. nebūtų to babaušį buvę, būtų jums pavykę ten santykiai? Būtų pavykę jo, viskas būtų buvę gerai. O, įsivaizduoju, ne? O kas, pažiūrėk, tą moterišką, kuri tavi prakeikė, bet per save žiūrėk, ne per ją. Jo, Už jo. to, nes čia labai negražu tas yra, tačiau pasiekmes didžiulės. Nu, jinai kaip jo mama. Jinai kažkaip, ne, palauk. Žinai kaip, dabar eina tokia informacija, kad jinai, žodžiu, jisai išėjo į karą ir jinai mane kaltino ir už tai, kad, žodžiu, kad aš ne jokio kito vyro neturėčiau, jinai man tą babaušį užvarė. Aha. O Va, kas ir anai tas už jisai, tokius burtus yra? Bus. Ar yra, nu kaip čia pasakyti? Tik per jinai save žiūrėk. nelaiminga buvo visą gyvenimą, jinai neteko sūnaus ir jinai iš vis, jinai, žodžiu, nu, visiškai eina, beprotybė išėjo, va, išėjo, tokia informacija eina. Aha. Gera, pažiūrėkim, kaip čia dabar sutvarkyti visko reikėtų. Einam prie tos motriškas. Ir daug jam manai informacijos burbuliok tai, kuri čia untais užsiundi, kad kas bus ir kad tas dalyks anon pačią prakeik. Ir kad šį tik žaidėjams tai gyvenimą, kad čia yra viskas teik žaidėjams, kad net neverta apsikrauti daug, kad tokia burbuliok ir pažiūrėk, ar ant darys datė aptavė, ar nor daryti. Ne, jinai labai gailisi, jai labai gaila, kad taip atsitiko. Gera, daug jam da burbuliok, kad tu gali, kada gal visko, nu ką pasakyti, nebedaryt tuo ir viskas tiesiog. Čia bus patirtis, kuriai bus be pasiekmių. Ką panda bajautas? Sako, viską darysiu, tik sugražinkit sūnų. Aha, nu čia, Bet čia jinai mažai. nepiktybinė, kažkokia nepiktybinė, jin tokia, nu, visai, nu, tokia nusiminus labai, jau tokia, nu, žinai, taip kažkaip nusivylus viskuom. Aha, Ir gaila jai labai. aha. Daug, na, da, tokį informacinį burbulio, kad gyvenimą įtik žaidėjams ir puvein gyvenim seks kits ir tūkstančia kitų ir kad nesureikšmintų nieką. Ką pan tada reagavom? Dėl įdomumo čia. Supranta. Aha. Kiti apžiūri situaciją. Mhm. Mhm. Palauk, kad mes galim iš viso man atrakinti. Man žinai, koks noras eina. Aš nežinau, kodėl man norisi ją labai stipriai apkabinti ir vat meilės nusiūs, kad jinai sustiprėtų kažkaip. Man to va toks noras eina. Nu, padaryk taip. Padaryk taip, kai jau taip nori. Taip, kad viskas gerai. Žodžiu. Mhm. Taip, aš dabar matau, kad jinai, žodžiu, aš su tuo vyru kažkaip taip va ranka į ranką stoviu prieš ją. Ir jinai laimina mus ir jinai labai laiminga, žodžiu. Ir mes visi tokie, visi, nu, šviesus ir puikus ir pūkuoti, žinai, tokie. Super. O kaip tas Mhm. babožiuks pastai dabar jautas? Kas ten vyksta nu? Arba baužiuks vėl kažkoks mažiuks paliko, jis visam toks kaip driežas, jisai atgal į vandenį nori bėgti. Aha. Jam nepatinka, jam visai jam nepatinka, kai viskas gerai yra, jam iš vis nekomfortiškai. Gera, anon sunaikinam, bet žinai, kaip sunaikinam? Palauk. Tik su meilė, kad tau tamsus nežadin, tik per meilę anon Mhm. sunaikinam. Aš jį, žinok, už uodegos pagavau, aš jį pabučiavau ir į vandenį paleidau. Aha. Ir viskas, ir dingo jis. Gera, kaip su meilė išlaisvina. Čia Mhm. gaunas Mhm. nesunaikini, bet Aš jį gera. paleidau, jo. Mhm. Ar tu reinkarnaciją reikia palikti ar sunaikinti? Kaip tu jauti?
Palikti. Likti, ne? Mhm. O dabar pabandyk pajaust per širdį, tik per širdį. Ištrint ar palikti. Kažkaip toks jausmas, kad širdis į kažkokius tai spaustus yra, taip, žinai, tokį, kaip į kokį geležį įspaustą ir atrodo ir norėtųsi ir palikti, bet norėtųsi ir su, sunaikinti. Mhm. Jeigu mes paliktumėm ton reinkarnacijai, pajausk, ar yra kažkas nesaugaus tame. Mm-mm. Nėra nieko Nejaučiu nieko. nesaugaus. Mm-mm. Nejaučiu nieko. Gerai, padarykim tie. Dabar tu esi Laura, bet padarykim, kad tu esi Laura, kur yra išsigryninusi. Va tave įdedam į tokį burbulą, kuriame tu esi išsigrynini ir tavis dabar juoki tavo pačius informaciją, negali įtakoti, apkrėsti, manipuliuoti. Ir jausk per save dabar. Jeigu paliksi ant to rinką. Eina informacija, naikink ir kuo greičiau. Aha, mata ką. Gerai, naikink tom reinkarnacijai, bet griežtą apie amžiną naikink su teisingumu tokiu, kad ir su širdim, visur širdį dėk, visur su širdim. Lydi kažkaip viskas. Aha, dinga, ne? Mhm. Toks kaip rūkas išsisklaidė. Gerai, dabar reik čia su tavim padirbėti. Dabar įledam užkrėstos informacijos mažą dalelę ir tik į tavo pilvą, į taip norės sakyti, iki gimdos. Ir Mhm. stebėk, ko nejauti, kada tas vyksta. Ar jauti lyg atsirakinėtų kažkas pas tave? Mm, Ar te aplik pildytų, ko nejauti? toks jausmas, kad kažkaip kaip kraujas pradėtų pulsuoti, žinai, kažkas pradeda Mhm. Ar kažkas čia bando jungti su tavim? pamažu atrodo kažkaip, nežinau, net nemoku pasakyti, ką. Aha. Te biškai atsipalaidauk, tegu lengvom tavie vyraun ir būk toliau tame, stebėk, kol atė supratėms, kas čia vyks. Kažkaip kaip kraujas kyla, bet negaliu pasakyti, kad Mhm. pozityviai aš tą. Gerai, padarykim taip, tegu tavo širdelė apšveit ton momentą, kada tavy pasklėda užkrats ir parodo, kaip tas vyka. Nematau aš. Ne. Mhm. Wow. Gerai, 3, 2, 1 ir jungsiam širdelį švėjus. 3, 2, 1. Ar jį bent kažkas apšvėjęs? Mm-mm. Nėra gerai. Gerai, darykim taip. Tu, vat, savo tam burbulį dabar sukurtam, vis dar esi gryna, o ta informacija, kuri nori tave užkrėsti, užvaldyti, tegu nebesipriešint tam, kad mes pasanonatėtume ir mes keliaujam ten į tą informaciją ir stebė, kas vyksta. Esi saugi, nieks tau nieko nepadarys. Čia tokia kova su tavim pačia vyksta.
Mhm. ir keliaujam. Kaip jautys, kol mata? Man kažkodėl tai kojas pradėjo degti iki kelienų, taip nuo klubo iki kelienų. Aha, Ir aš matau šal. kažkokį tai aštunkojį kažkokį. Gera. Kojas šaldyk, o prieš to Mm. naštunkuoj. Aha, sakyk. Mhm. Ne, turėjau omeny, kad šiltos kojas. Šyla. Mhm. O prieš to naštunkuoji, tu pabūk žinakas, pabūk dieviškasis kažkoks tai Hebro kalavijas. Nesuprantu, kas šį, bet man tu iki parodė. Ar tu žinai, kas šį? Mhm. Nežinai irgi, ne? Mhm. Palauk, kas šį dabar vyksta. Pažiūrėkime. Čia kažkokia informacija yra atsirakinusi. Pažiūrėk tam informacijai, kuri čia atsirakina. Ką tau nurodo? Man pamokos praeitos. Tokia informacija eina. Aha. Ar tau reiktos informacijos, kad galėtum kažką naudoti, ar čia tiesiog, kurie iš vis parodė čia to? Žodžiu, laikas nusiimti kautus. Kaip tą Aha, suprasti, aš nežinau. kaip įdomu. Ar čia iš, ar čia en iš tavo, kaip čia dabar pasakyti, ar iš tamsiuosius tavo posis, ar čia tiesiog tavo informacija, kuri nei švies, nei toms tiesiog yra. Tiesiog informacija. A, gerai, paimk ton informaciją pas save. Ką panonjauti, ar ana pavojinga kažkokį tai kažkokį, Mhm. ar Mhm. ne. Neutrali visiškai. Gerai, dėk pas savį širdelę, nu. Pradėjo aktyvuotis kažkas, ne? Mhm. Tavo galia grįžta, aš taip jau grįžt galia sugebėjimą pasiėmė kažkur iš savęs. Kur tas aštunkuojas ten paliek kažkur žemyn? Kaip mata aštunkuoja? Ant toks mažiuks paliko, toks, ne, kaip Mhm. žaislinis paliko, žodžiu, kaip guminis toksai visiškai nebegyvas jisai. Mhm. Ar norėtum pašnekint, ar čia nereikšmingas toks, kad Nei šiaip. šis nereikšmingas absoliučiai, jisai toksai Mhm. lievas stovi čia ir ta prasme. Gerai, sudegink, nu, Mhm. išmesk, sudegink. Mhm. Gerai, ir dabar aš tai taip noriu paklausti. Vat esi Laura tu ir yra tava tamsioji dalis, tamsioji tamsa. Ko tau reikia su ja daryti, ar niek nereikia daryti? Palikt ramybėj. Palikti ramybėje. Gera, dabar pajausk per širdį, ko reikėtų daryti su savo tamsiaja dalim. Paleisti, paleisti, nereikia nieko daryti, reikia paleisti. Paleisti. Mhm. Gera, tu jau aš tau išjausiu. Gera, daryk taip, kaip pjauti dabar, nu. Da, prieš tai te padarykim, tegu tavo sąmonė išsigrynė, tegu tu, ta Laura, kuri dabar priėm sprendimus, būni tokia gryna, tokia tiesiogiai susijungus su savo savastim. Ir labai aiškiai suvoktum, ko ir kodėl dara. Na ir dabar vat jaus, ką daryti ir ko daryti ir daryk. Neskubėk. Taip kažkaip tai eina tokia kaip, taip vienoje pusėje, vat, kaip kažkodėl tai kairiai pusėje. Norisi taip nusiplėšti tokia kaip pliuonkė, žinai, tokia vat, juoda pliuonkė tokia grynai nuo kairės pusės nusiplėšti ją ir paleisti paprasčiausiai į viršų ir viskas. Aha. Bet į Gali kairiai to. pusėje, vat nežinau kodėl, bet būtent kairiai pusėje toksai kaip tokia lipniai juoda plionkė, žinai, tokia kaip, nu, Mhm. kaip Gali toks ton su juodas, meile jo. savo padaryk, bus lengviau, paprasčiau, arba gali tiesiog ją plėšti ir tegu Vat klausti noris vėl, ką grinai nori. nuplėšti ir paleisti. Plėšti Aha, ir paleisti. gerą, tai padaryk tada.
Mhm. Ar jaut, kaip transformuojas? Kažkoks lengvumas toksai, kaip atrodo, kaip skrisčių, žinai, taip ant debesų tokia, jūs lengva, lengva. Mhm. Tu be galo stiprėsi, be galo. Kui toks jausmas, kad aš plečiuosi, tai grinai tokia kažkokia didelė, didelė. Aha, Eina, dievybė gerai. tokia. Mhm. Moment informacija apie tai, kad šio pasaulio erdvės, šio žemės erdvės ir visas erdvės, kurios čia yra paslėptas, užkamšytas, visas yra pavaldžias tau. Tu esi viena iš nedaugelį kūrėjų, kurie dar čia egzistuoja, kol ame pati to nori. Ir tu šį gyvenimą, šias patirtis gali rinkti kokias nori ir žaisti taip, ką tu nori. Niekas tavęs nevarža ir niekada nevaržys. Tu tiesiog perstiprėsi tam, kad tavi kažkas čia Mhm. manipuliuotų, tavi kalintų. Tam, kas tu esi, tai esi neįmanoma, tu esi tiesiog per stipri. Aš dabar tu klausimėlį tavęs noriu paklausti. Ar Mhm. tau reikia vyra? Bet, nu, kaip, nežinau, atrodo reikia, žinai, nenori E, būti, nesinori būti vienai. negalvok dabar, Ai, žiūrėk, Laura, negalvok per protą, negalvok mhm. per protą ir aš tavęs vėl klausiu. Ar tau reikia vyra? Nereikia. Ar tu, ar tu nori vyrą? Vat toks klausimas, ta prasme, kokiam prasmėm, kam noriu, Kad gyvenimui noriu, gyvenimo, o seksui pažaist, nenoriu. kad Va taip eina. gyventi, nu, kad būtų sukau žaist, va taip, kad būtų, nu, sukau dalintis ten patirtim, ta Norėt, prasme. jo. Aha, tai čia tau reikėtų taip išjaust, kad tau kaip ir nereik tuo vyrą pateis santykiam, bet tu galėtum turėti tam, kad tiesiog būtų ar įdomiau, supranti? Mhm. Labai svarbu, kad tu pati išjaustum esmę, ar tau reik, ar nori, ar dėl įdomumo, dėl smagumo, dėl lengvumo. Tas tau pačiai, tas kokį tu esi, ir labai svarbu. Ir kitas dalykas, dabar žiūrėk, padarykim taip. Tegu šalia tavęs atsisto Laura, kuri sugeb ir mok atsidauti vyrau ir palygink ją su savim. Nu, tokia silpna nori sakyti. Ar tikra silpna, ar čia tiesiog tokie atsidaudant leid. Įsitikinimas. Aha. Bet ar iš tikrųjų jį silpna? Nu, vat ne. Taip, kažkaip man taip atrodo, kad silpna, bet nesilpna jinai, kad iš tikrųjų stipri jinai, kad jinai kaip dabar pasakyti, moka būti visokia. Aha, mok būti pažeidžiama, Jo, silpna, ta pati, ne, ir kad vyrs jie bet su rūpintųsi. protu, žinai, kad va taip, su protu, va ta prasme, Mhm. kad jeigu jai reikia, tai jinai tą vyrą tai padarys, kad jisai tą jaustų, kad jinai silpna yra, bet iš tikrųjų jinai nesilpna, jinai labai stipri. Mhm. Ar tu šiai daina gali tokį būti, ar sugebi? Ar leidi savo, neplauski? Aš leidžiu, bet aš dar mokinuosi, va tokia informacija eina. Aha, aha. Mhm. Gera, gera, paleik tam to erdvę dabar, kylam į viršų, susigražinam informaciją, kurią čia buvom paslėpę, kad būtų saugiau, susigražinam pas tavį, kylam iki tavo reinkarnacijų. Ir dabar pajausk, Laura, gal net nepajausk, tegu prieš tavį išlend visi lėki įvairiausių gyvenimo momentą, kurios tu, va, tai gava susipriešinimą su vyriška energija. 3, 2, 1, sak. Jų begalybės.
Begalybės. Gera. begalybės. Aš taip kažkaip viršuj, va, taip kaip ore, žinai, nu, sviruoju ir aplinkui tokie kaip monitoriai, žinai, ir jie mane visi taip apgaubė, žinai, toksai kaip rutulys, aš tam rutuly vienam vidury ir visur, bet kažkokie kaip, nu, kaip monitoriai, žinai, su tais praeitais gyvenimais, bet jų be galo daug, jų daug, labai daug. Ir ten visur buvo susipriešinims, ane, su vyriška energija, su. Nu, taip išeina jo. Gera. Padarykim dabar taip. Tegu išent signalas toks iš tavo širdies per sąmonę, per krūtinę, per moteriškumą, per meilę. Signalas išent į kiekvieną šių gyvenimų momentų visur ir tegu ten integruojant tokią informaciją, kuri atreštų visą ton susipriešinimą. Kad paliktų tik harmoniją, meilę su savim ir taiką, su viskau, kas yra. Padarom tie 3, 2, 1. Taip įdomiai, žinok, taip, nu, dingo ir iš tų visų tų monitorių toksai kažkoks lengvas sijonas paliko ir jisai tas sijonas taip man toksai didelis, toks platus, žinai, lengvas, Aha. kaip iš šifono ir jisai taip, vat, su tuo sijonu taip kažkaip Čia moteriškoms paliko. gal tas sijons, ar ne? Nu taip, kažkaip toksai kaip iš tų visų, ne, nu, žodžiu, iš tų visų praeitų visų dalykų, kad susivienijau, bet harmonijai kažkaip viskas taip, nu, Aha. nemoku E, net. Ar įsileidi ton susivienijimo harmonijos informacijai, kuri va dabar grįžo pas tai? Jo, Gerai, susijungkit gražią, tie per moteriškomų, per harmoniją. Susijungkit. taip įdomi tas sijonas, taip užsidarė, kaip, žinai, kaip žiedas, taip. Mane į tą vidų į žiedą uždarė ir paskui atsidarė grinai tokia kaip didelė graži gėlė, žinai, ir aš vidury. Aha. Labai gerai. Įdomiai. Gerai, pažiūrėkim dar. Aš tavį jautų nemaža priešiškas informacijas. Ta priešiška informacija yra priešiška absoliučiai visam, kas egzistuoja. Mhm. Ir ta priešiška informacija atrodo ir kaip gynybinis mechanizmus. Nežinau kam, negaliu įvardinti kam. Pabandyk apčiuopti to, ką tu jauti. Aš mūrinę sieną didelę storą kažkokią matau, bet aš nu, nesuprantu, aš iš kur jinai, kad apsaugot mane nuo kažko, bet nuo ko? Mhm. Nuo Mhm. skausmo, nuo taip eina. Nežinau. Mhm. Pabandysiu už tavį išjausti. Aha, sudėkim dabar, sukurkim visus dalykus, kurie tavi gali skaudinti, kad ir kas tai būtų, visus sukuram. Visus sukūram ir padarykim taip, kad viskas, visus skausmus, kokį tik tu gali jausti, kokį patirti, tu jau esi patyrusi, jau perjautusi, jau surinkusi visas patirtis iš to skausmo ir aktyvaujam ton informaciją tavį. Ir dar papildykiam, kad esi visko priėmusi, išjautusi ir paledusi, su visko susitaikiusi ir aktyvaujam ton informaciją tavį. Ar tas eina, bet to ar kokios įtakas dabar? Eina, bet kažkaip, kad kažkas trukdo, nežinau, kažkaip nemoku pasakyti.
Kudė tėp, nei šiandien turėjau, aš čia lygiautų, kada, turėjau. E, pabandykim tėp. Tas skausmus, nu kurio tu savi sauga, tegu pasirodo prieš tave. Kaip tas skausmus atrodo, kokia čia forma nuo turėtų būti. Kurie tu saugas nuo. Aš nemoku pasakyti, kaip jisai atrodo, toks kaip burbulas raudonas, nesuprantu, nežinau. Bet man eina tokia informacija, nu, kad aš be skausmo nemoku. Man Aha, baisu be skausmo, va. bet Kai tau bus be baisu skausmo, be ar skausmo. galima taip? Man, nu, Aha. O ar tau skausmus yra reikalingas, ar tiesiog uns yra, patyriau, nepatyriau, ne? Ką yra čia? man atrodo, kaip ir reikalingas, nes, nu, aš kitaip nežinau, kaip gyventi. Aš kitaip nemoku. Aha. O dabar pajausk savo dievišką aš, savo tikrą aš. Ką puns reagauni tu, vat pajausk, ar tau iš tikrųjų reiktų skausmą, ar gali ir be nugyventi? Man taip kažkoks nu, žodžiu, šypsos taip kažkaip toksai, nu, tu gali ir be, bet tu nenori. Aha. Va. Tu gali ir ne, A. bet tu nenori. Tau nereikia. Tau gerai ir taip. O va tu kaip žmogus, kaip tau Laura atrodo, ar tu nori tep, kad būtų vat su tau skausmu ar ne? Nu, nenoriu, aš jau užteks jau kiek galima. Užteks, ne? Jau O dabar užteks, jau prisikentėjo, jau užtenka. paklauskėm, juk tu ar tu gali prarasti savyje gyventi be skausmo? Nu, ne. Ne. Gerai. Pabandykim taip, išreiškiam valią per tavo širdį, kad tu atsisakai skausmo. Kad jeigu ano būsto nun priimsi, išjausi, bet nebesinešia nu su savim, kad būtinybės tavo nu patirti. Ir žiūrėk, kas vyksta. Tokį įstatymą išleidom paskui. Mhm. Ne, negaliu, nieko nejaučiu, negaliu pasakyti. Mhm. Kažkokia dalis tavęs lyg labai priešinas, ne tam? Mhm. Mhm. Kažkaip taip, nu, nejaučiu. Ne. Tu atsakai ir man taip atrodo, nu, gerai, sakai, bet aš nejaučiu. Aš Aha, nejaučiu. gera. Tu jau išjaus aš taip. Tegul visa tavo dalis, visa tavo tomsa, kuri nori skausmą, kuri yra, sakykime, taip net gal priklausoma nuo skausmo ir kuri reikalaujant, kad tas skausmas būtų, bet tave pačią dar ir saugo nuo to skausmo. Tegu šią momentą palik beginklį ir bevalę, be įtakas jokios ir atsistuok, ar tai prieš tave, ar tiesiog leidas tau, kad to non pajaustum ir žiūrėk, kas vyksta. Kažkokia stora gysla atrodo, kaip per visą mano kūną eitų. Mhm. Ir vat, nežinau, aš nežinau, ką su juo daryti, jinai tokia, nežinau. Padarykim dar taip, aktyvuojam tavo aukščiausią aš per šviesą, per tavo savastį, ne per tomsą, per tavo savastį, per tavo šviesą, per tavo esybę. Tik tai ne per daug šviesos, nes ten irgi yra, čia labai įdomi pastavi. Gera, užteks. Sukau tavi jungtą gyslą, pajausk. Su tavim pačia? Ne kažkas ir prisikabinęs toks jausmas, kažkaip. Aha. Ir ne per kojas, atrodo, kaip per lytinius organus, atgrinai taip tarp kojų įlenda ir taip vat, eina man per visą kūną, per visą stuburą.
Mhm. Gera, padidinam tą vibracijas, padarom didelę tą vibraciją, didžiulė, esi dabar didžiulė, didžiulė. Visa valia ir visa valia, kuri tik egzistuoja, yra tavo ir tik tavo. Tu čia esi kūrėja, deivė, viskas, kas tik galbūt buvo ir bus. Ir paimk už tos gijas, už to kanalą didelį, taip ir parsitrauk ton, vat, kas ten ir prie tais prisijungis, ir taip išreišk valią. Prisitrauk, man per prievartą. Ir meilę naudok, visą save naudok, visą save, visą tikroją save. Ir gryninkis tuo pačiu, kol to dara. Vis lengvėja turėtų. Dar tą moteriškumą aktyvaukiam per tom patį procesą, kada moteriškoms tau irgi padėtų prikėptų moteriškumo energiją. Ta Kaip gyslė sekas? tokia. Aš tą gyslę išsitraukiau ir jinai pas manęs rankoje ir jinai tokia mažytė kaip gumytė paliko. Aha. Ir viskas. Ir, ne. Kas kitam gali tos jungties yra? Nežinau, nematau nieko. Toks Nematai. atrodo kaip, kad be šeimininko, taip po tokia informacija eina, kažkur kažkoks be šeimininko. Aha. Gera. Kadangi aš esu prie tavęs pasijungęs, aš aktyvuoju tavį mažą dalelę savo informacijos, kuri padeda identifikuoti, skruosti per sluoksnius ir matyti tikrą tiesą, taip kaip ir iš tikrųjų. Ir dabar žiūrėk, tikrink, kas čia, iš kur čia yra, tegu pasirodo, žiūrėk. Nežinau, nesuprantu. Kažkas yra, bet kas nežinau. Mhm, gera. Pabandyk pajusti, nuo kada pas tavę visi tą informaciją, nuo kada jin atsirado pas tavę. Nuo pačių pradžios. O tokia Nuo pačios informacija. pradžios. Gera, visko čia paleik tam tie pat, tik tą tavo, ne, tu turi visai. Gera, visko laikom čia, bet keliaujam į pradžių pradžią. Padarykim palauk, tie. Uždarom veston informaciją, kuri čia yra partraukta, atjungta. Šviesos burbulė išreiškia mal, kad čia niekas nieko negali įdėti, kol mes neledam. O mes keliaunam į pradžių pradžią, pažiūrėkim tuo moment, kada čia pas tai ta energija prisijungia. Kon matavo, pasakok. Aš, aš nesuprantu, aš kažkokiu, kaip erdvėj tamsioj, kažkokiu, skraidau ir skraidau ir aš tokio kaip viena, aš nieko nėra iš vis tokio, nesuprantu aš. Mhm. Bet čia dar ne pradžių pradžia, atrodo, tai jau čia irgi ir dabar painė. Nu, pažiūrėkim. Išėkim dabar iš tos informacijos, kurio tu esi įkalinta. Susijung pilną su savoju aš, su savo aukščiausioju aš ir pažiūrėk iš išorės informaciją, kurio buvo patalpinta. Kon mata. Nematau, nežinau, kažkokia erdvė, nesuprantu aš taip. Ar ta erdvė tavo? Kažkas įkalino mane ten, nežinau, nesuprantu. Kažkokia Aha, painalinė, aš niek nebesuprantu. gera. Kol ten esi, pabandyk pažiūrėti mėnulį. Pažiūrėk į mėnulį. Kaip jautys, ar vyks kažkas. Jis man toks kaip tėvas jaučiasi, tokia tėviška energija išeina. Aha. O dabar pažiūrėk į tikrojį mėnulį. Ne ton, kur čia dabar pas mumis yra ta lempa, bet į tikrą mėnulį. Kaip matą tikrą mėnulį?
Vau, koks Nu, uzgys. taip kaip delčia kažkokia, tai nežinau, nesuprantu. Mhm. Tegu tau mėnulis apšveit visą ton informaciją, kad matytum, kas čia ir ką čia ir iš tikrųjų. Pažiūrėk. Aš kaip ir viena, bet aplinkui kažkokie, ateina tokia informacija, kažkokie parazitai aplinkui. Aha. Iš kur tai parazitai, kodėl jie yra aplink tave visą? Vat, žodžiu, mūsų galaktika kažkas tai, žodžiu, užparazitavo ir užkrėtė. Aha. Ir tu Ir aš ton... tokia esu kaip Mhm. nu, žodžiu, kaip, ar sunaikinta buvo. Ir aš tokioj erdvėje esu tokioj nesuprasti kur. Ir tie parazitai aplinkui tokie, bet jie irgi pasimetę, nes jie irgi nesupranta, kas čia vyksta. Mes tokie visi kažkokie pasimetę. Ar tu savo valia išsinešė tuos parazitus su savim? Ne, sprogo kažkas, nu, žodžiu, tokia eina informacija. Sprogo kažkas, turim O, mes dabar tokius kaip dalytės, skraidančius aplinkui pasimetusius, kas čia buvo. aha. Ar tas, vat, kad po sprogimo tu visa esi, kas buvo, ar tik dalis to, kas buvo? Ir visa, ir dalis, o taip eina, nežinau. Aha. Nes kad ir nesi atskirta, tik patiri save kaip atskirta, ne? Mhm. Mhm. Gerai. Oho, kaip čia painė, bet kaip įdomi. Gerai. Kaip detektyvuose girdi. Aha, grina. Aha. Bandau išjaust, ko čia daryti dabar, reik su tavim, kaip čia tvarkytis. Gerai, keliaukim į mėnulį, pabūkim ant mėnuliaus biškį, į tikrųjų mėnulį. Ten gal aiškumo kažkokį bus. Kaip jautys ten, kaip jauti save. Aš sėdžiu tam menulį ir man eina informacija. Aš tau sakiau, niekur neiti, nes bus blogai, o tu manęs ir neklausai. Ge. Geras. Nesuprantu, aš kažkokia nesąmonė eina galvoj. Ar tas pats mėnulis, kas tau vyr mėnulis, kas tavo siela ir Tėtis. mėnulis? Tėtis. Mhm. Čia toks dar Laura klausins, ar tu esi siela, ar tu esi kažkas kitka? Aš esu ir siela, ir kita. Aš nežinau. Bet kažkas Aš, kaž... daugelis negu siela, aš ne? esu kažkas didelis, aš nesuprantu pati, kas aš esu. Aš Aha, nesuprantu, kas aš esu, bet aš didesnė negu siela. Aš kažkas tai didelis, aš aha. nesuprantu pati. Gera, susijung su savo savastimi, suteik savo savasties, kiek tau saugo, kad ir žmonės nenuskriaustum netyčia, kad ir savo nepakenktum, tam, kad pajustum save tikrą, kad suprastum, kas tu esi, ar bent kažkiek suprastum, kas tu esi. Ir kudė čia tie parazitai, bet dabar tik savi, susijung su savim, tiek, kiek tau reikia, kad aiškoma būtų. Aš kažkokia dievybė esu, aš nesuprantu kas. Aha, Ir mes susiginčiam su Menuliu kažką tai ir aš jam norėjau įrodyti, kad, ta prasme, kad aš kaip planeta kažkokia esu. Ir aš su tuo Menuliu susiginčiau, kad aš taip galiu, jis sako, kad tu negali ir aš taip padariau, kaip jisai nenorėjo ir aš sprogau. Ir aš sprogau ir kažkokie tai iš mano vidaus tie visi tie parazitai, bet jie mano yra, jie. aha, okay. Va, Ar tu dabar gali susirinkti save iš naujo visą, galiu. bet tu nebebūsi tu, kaip buvo, bet būsi kažkokia kitokia, ne, bet vis tiek būsi tu. Aš, nu čia aš, nu, ar aš kartu, ar aš nekartu, aš vis tiek esu aš. Gera, aš atsitraukiu nuo tavęs,
atsitrauk, nes čia man biški nesaugu bus. Aš toks kaip žiogėlis čia. Atsitrauk, atsitrauk, atsitrauk. Gera, nu ir susijung dabar. Susijung ten. Griežta, su gale tokia. Mhm. Kaip ten jautys, kaip atrodo. Aš kažkokia planeta esu kažkokia tai. Nežinau, kažkokia rutulys, nesuprantu kas. Aha. Daug vandens. Bet aš, bet Ar aš jie esu vyr, labai. ar jie vyr gyvybės to planeto, kuri tu esi? Yra. Yra, ne? Tai tu kaip ir grįžai į save, ne? Nu va taip, jo, taip kažkaip. Na, ar ten gali da būti šalia mėnuliaus, ar tau reikėtų atsitraukti savo erdvę? Ne, man labai gerai šalia mėnuliaus. Man Mhm. iš vis nesinori trauktis niekur. Taip grinai kaip atgal sugrįžus, žinai, va taip kaip tėvų pasilgsti ir tu namo parvažiuoji ir taip va tau taip gerai šalia atsisės šalia tečio. Taip, žinai, va toksai Aha. kažkoks jausmas. O tau ten nėra nei pavojinga, nei kažkas Ne, jokių, absoliučiai, ne? ne, viskas liuks, viskas gerai. Aha. Tavi stebla badaukas, ar jauti? Ne, kas ten Ne, stebi. jau. Tu per didelį atvod, kad iš vis pastebėtum tokius dalykus, nes tai esi visiškai neįtakotai. Geras. Aš šitoks mažiuks. Gerai. Dabar savo vidų, dabar va, tiesiog būk pas save vidui ir apčiop, kad pas tave da į kažkas šinete. Tokia kažkokia šventa ramybė, žinok, viduje nemoku pasakyti. Aš irgi te bandau apčiop, čia tvarkėm tus parazičiuks, kad čia viskas į dabar tokio tobulo harmonijų. Čia net ne harmonija, Jo, čia kažkas dar didesnė. vat kaip Oho, grįžti namo, tai va, grinai, taip aha. kažkaip. Tai, Atrodo, kad visos mano dalis vėl susijungia ir aš esu visiškoj tobuloj būsenoj. Tokia, mhm. kokia aš visada buvau, bet aš antiek buvau išsidrapšius, kad aš to nesupratau. Tokia tobulo bendrystė su savim pačia. Jo, Gerai. eik čia savo geras. Gera, paklausinės aš tavęs bišką, gera. Mhm. Kaip tau reikėtų gyventi, fizinį gyvenimą dabar? Gali garsiai net nesakyti, gali tik tą vat, pasidėliuoti mintys, tegu tą vaizdinės parodo, ar Mhm. ką pastebėk. At manai, mintis atsipalaidavus. Aha. Mhm. Iš esmės, kaip tu nori gali gyventi, ne? Vat jo, taip kaip nori. Vat, nori tu atsipalaidavus, reikia atsipalaidavus. Tu nori streso, tu pati susikursi savo jį. Aha. Ir tu atrodo labai gerai ir aiškiai suvoksi, ką kon padaryti reikia, ne? Ir, nu, vat, aiškumas eina grinai, kad tu, nu, tau nieko negali atsitikti, tu ant tiek esi saugi, kad tau, Mhm. Ką fainė, nu. nu, Okay. Aš čia bandau apčiopti ar su vyru tą temą kažkon beveik, aš niek nebejau, ko čia dar reikėjo daryti pas tavęs. kad ir aš Ar, nejaučiu, kad kažką daryti reikia. nu, toks tobuloms, net per silpnus žodis į tobuloms. Geras, nu. Gerai, aš stabdau įrašymą tada. Mhm. Tai jau.